Sveikinu Jūs susirinkusius paminėti besibaigiančius 2023 metus, artėjančias šventes. 2023 metai, taip skaičiuojami, krikščioniškojo pasaulio. Metų skaičiavimas skiriasi. Pagal žydų kalendorių dabar eina rugsėjai prasidėję 5784 metai. Pagal islamiškąjį dabar yra įpusėję 1445 metai, taigi 15 amžiaus vidurys. Pagal hinduizmo tradiciją dabar yra 5125 metai Kali Jugos eroje. Pagal japonų tradiciją 5 naujo imperatoriaus Naruhito valdymo eros vadinamos Reiva era metai. Pagal kinų 4 12-mečio ciklo metai žymimi triušio simboliu. Taigi metų skaičiavimas yra labai sąlygiškas. Jis priklauso nuo tradicijos, nuo religijos, nuo požiūrio į laiką, nuo atskaitos taško. Šiemet Lietuva minėjo 700-uosius Vilniaus pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose metus. Buvo sakoma, kad švenčiame Vilniaus gimtadienį. Tačiau istorikai, ypač archeologai, teigia, kad tai labai reliatyvi data. Jau keletą dešimtmečių iki to pirmojo paminėjimo Vilnius funkcionavo kaip didžiojo kunigaikščio rezidencijos miestas, o jei žvelgsime jo kaip gyvenvietės ištakas, tai ledynmečio pabaiga. Taigi ir šis pavyzdys liudija, kad laikas yra labai sąlygiškas dydis. Taip laiką vertina ir mistikos tradicijos, ir Einšteino reliatyvumo teorija. Laikas gali eiti skirtingai, priklauso nuo suvokėjo, dvasinės arba mentalinės būsenos, nuo kūno judėjimo erdvėje. Iš santykių ir judėjimo atsiranda laiko reikšmė. Tai kaip regime ir atsimename šituos besibaigiančius filologijos fakulteto metus, žinoma, taip pat yra sąlygiška. Mano požiūriu, jie buvo labai intensyvūs ir įtempti, buvo išties sėkmingi ir kartu savaip etapiniai metai. Per juos fakultetas įveikė išties labai svarbius išbandymus ir įveikė labai šaunų. Tie išbandymai buvo tarptautinis palyginamasis mokslo vertinimas, kuriame mes pelnėme ne tik filologijos krypties rungtynių auksą, bet buvome įvertinti apskritai kaip Lietuvos mokslo lyderiai. Tai yra išorinis mūsų daugelio programų vertinimas, kuris visais atvejais mums baigėsi geriausia išeitimi, geriausia išvada programų akreditavimu 7 metams. Šitie įvertinimai visos akademinės bendruomenės ir buvusios fakulteto vadovybės darbo rezultatai, galime pasakyti, tvirtas laiptas, įgalinantis žengti toliau. Labai svarbus pokytis mūsų studijoms, individualiųjų studijų pradžia, kuri kėlė labai daug įvairių klausimų, iššūkių, prasideda studentų judėjimas tarp fakultetų. Mes jau matome tikrai neblogus šito judėjimo rezultatus ir tikimės, kad viskas įvyks be galo sklandžiai. Besibaigiančiais metais tikrai labai džiugino fakulteto mokslininkų paskelbtos aukščiausio lygio tarptautinės monografijos. Sėkmingai baigiami didžiuliai tarptautiniai projektai, tikrai kelerių metų etapas, matyti, ar jau yra įvykęs sėkmingas finalas, pelnyti apdovanojimai valstybiniai, mokslo, kultūros, apdovanojimų nominacijos, itin puikūs sklaidos projektai. Ir renginiai, ir darbas su mokyklomis, ir internetiniai, naujas turinys apie mūsų veiklą internete, aktyvus studentų įsitraukimas į visą šią veiklą, į renginius akademiniam jaunimui, moksleiviams, į fakulteto tinklalaidės, galų gale tikras tarptautinių konferencijų ir seminarų maratonas, ypač rudens semestro pradžioje, kurį pats patyriau, kai paraleliai vyksta kelios konferencijos ir reikia atidaryti vieną po kitos. Visa tai liudija, kad fakulteto gyvenimas tikrai yra labai judrus, labai dinamiškas ir labai įvairus. Būtent toks yra mano įspūdis. Kolegų paskatinimų tarybos valia pradėjau
dirbti dekanu nuo rugpjūčio mėnesio 4 mėnesiai, vadovauju fakultetui ir mano bendras įspūdis, kad iš ties fakultete kasdien vyksta labai daug įvairaus gyvenimo. Jis be galo yra intensyvus. Ir kartais mes, dirbdami savo atskirose katedrose ar institutuose, ne visada tą visumą pamatome. Man pradėjus dirbti dekanu atsivėrė visuma iš tiesų, kas vyksta vienu metu skirtingose srityse, skirtingose studijose, skirtingose mokslo kryptyse. Ir aš manau, kad šitas akademinio gyvenimo judrumas galėtų dar labiau mums atsiverti visai bendruomeniai, dar labiau mus vienyti, telkti ir dar labiau traukti. Aš matau fakulteto bendruomenėje labai daug noro judėti pirmyn, ieškoti sprendimų, kūrybingų, nebiurokratiškų, juos siūlyti. Siekti studijų atsinaujinimo, geresnių sąlygų moksliniai veiklai, akademiniam gyvenimui, geriau skleisti žinią apie save viešumoje ir intensyviau bendrauti tarpusavyje. Ir aš tokį akademinį gyvenimą, tokį intensyvų akademinį gyvenimą tikrai skatinsiu, remsiu kaip dekanas ir noriu juo remtis pats ir iš jo perspektyvos suvokti mūsų fakulteto gyvenimą, būtent iš tos judėjimo perspektyvos, akademinio judėjimo perspektyvos, junglaus akademinio judėjimo pozicijos. Į tai siekiu orientuoti ir naujo etapo filologijos fakulteto veiklos planą, kurį ką tik pateikiau svarstyti taryboje ir kurį kviesiu jūs taip pat visus aptarti viešoje diskusijoje jau sausio mėnesį. Manau, kad tai yra labai svarbu mums visiems dalintis nuomonėmis apie tai, kaip matome savo fakulteto veiklą ateinančių laikotarpių. Tam akademiniam judėjimui stiprinti mes jau skiriame ir įvairių naujų dalykų, naujų priemonių, atnaujinome tarptautiškumo skatinimo planą fakultete. Aš tikrai kviečiu skatinimo fondo nuostatus fakultete. Aš tikrai kviečiu jūs visus pasidomėti nauja galimybė paramos tarptautinių mokslo publikacijų, rengimų, redagavimų, jinai jau atvira. Jūs jau galite kreiptis šitų naujų lėšų prašyti. Taip pat, aišku, labai svarbus skatinimo fondas, skatinimas už sklaidą ir studijų tobulinimą jau paskirstytos antrą kartą fakultete, tikrai nemažos lėšos paskirstytos ir patvirtintos. Tikiuosi, kad jos netrukus jūs pasieks. Galų gale šitam akademiniam judėjimui skatinti turėtų pasitarnauti ir kitais metais numatomas Vilniaus universiteto atlyginimų kėlimas. Mes dar laukime konkrečių būsimo biudžeto skaičiavimų, bet iš tų žinių, kurios dabar yra, jis turėtų būti tikrai ženklus. Šią šventinę prakalbą ir padėką jums visiems ateities perspektyvų pasvarstymą. Aš noriu baigti nedidelę sceną iš neformalaus fakulteto gyvenimo. Tokia scena, kurioje, manyčiau, galima įžvelgti ir simbolinę prasmę. Gruodžio 8 dieną, penktadienį pažvelgiau pro langą į Sarbievijaus kiemą. Staiga pamačiau, kad filologijos berže tupi kažkas stambaus. Pradėjome dairyti su kolegėmis, pamatėm raibas plunksnas, tokią ratu judančią galvą ir stačias ausytės. Ir supratome, kad tai yra apuokas. Tikriausiai mažasis apuokas, Asio otus. Iš karto paieškojus informacijos, kolegėms pasirodė, kad dabar yra mažųjų apuokų migracijos laikas. Jie skrenda iš šiaurės kraštų į vakarų Europą. Tame kelyje kartais nuklysta nuo įprastų kelių ir gali pasirodyti neįprastose vietose. Aš manau, kad tai, kad šitas apuokas pasirinko skrisdamas Sarbievijaus kiemą ir filologijos fakulteto beržą, liudija, kad jis buvo kūrybingo ir nestandartinio mąstymo. Kita vertus, tikriausiai Sarbievijaus kiemo erdvė jam pasirodė saugi ir taiki, čia galima nusileisti, nes jis tikrai tupėjo ilgai, iki pat vakaro, kol sutemo ir jis matyt pakilo tolesniam skrydžiui.
Bet dar viena įdomi detalė. Kaip tik stebint tą apuoką, į dekanatą užėjo viena kolegė mokslininkė. Čia sakau, kaip tik apuokas nutupė mūsų darže pakeliui į vakarus. Kolegė šyptelėjusi atsakė, kad jis jau beveik vakaruose. Man šita scena su filologijos beržu atsikvėpti nutupusių apuokų ir mūsų pasvarstymų apie kintantį Lietuvos ir vakarų santykį atrodo kaip geras ženklas ir kartu tokia miniatiūra, kuri liudija tai, kaip mes judėdami, kaip mes judame, kur judame ir kaip judėdami juntame savo laiką. Taigi aš noriu Jums visiems labai nuoširdžiai padėkoti už be galo intensyvius ir sėkmingus fakultetui metus ir palinkėti ateinantiems metams kryptingo tolesnio judėjimo, kūrybingo mąstymo ir nestandartinių pasirinkimų, saugios, darnios ir taikios aplinkos, kurioje niekas netrukdytų mums kurti ir judėti pirmyn. Gyvenimo ir darbų prasmės viršiančios laiko konjunktūras. Šviesių, artėjančių, švenčių, laimingų ir taikių ateinančių metų. Labai Jums ačiū.